Netrukus matysite. Likite su LRT. Po 2 geležinkelio incidentų traukinių eismas atnaujintas, bet galimi vėlavimai. Aplinkybės, kuriomis vagonai gali nuriedėti nuo bėgių, aptarsime laidoje. Jerevane vyksta pirmasis ES ir Armėnijos viršūnių susitikimas. Ar tai proga šiai Kaukazo šaliai atsisakyti istorinės priklausomybės nuo Rusijos? Vilniaus meras inicijuoja parašų rinkimą, kad laikinai šalyje gyvenantys užsieniečiai privalėtų išmokti lietuviškai. Gamta keršija žmonėms už jų veiklą. Krokodilai pradėjo atakuoti žmonių valtis. Grobis, žmogus. Tačiau klaidas bandoma taisyti. Patagonija – viena tokių vietų. Užtruko 10 metų, kad pumos priprato prie taikaus žmogaus buvimo. Rytoj 19:30 per LRT televiziją. Yra karas, kuriame nešaudoma, kuriame mūšio laukas telpa tavo delne ir kuriame tu, net to nežinodamas, jau esi priešo taikinys. Informacinis karas. Naujoje Išaušus dienai X laidoje. Penktadienį 19:30 per LRT+. Dominuoja ten, kur susiformuoja iliuzija, kad ten yra dauguma.